Dabar turime One More Time kovą trasoje, tai susitinka Petkus prieš Čirbą. Iš pirmo karto išsiaiškinti vaikinukams nepavyko šios kovos ir kaip matome iš tikrųjų sunkiai sekasi susidoroti su ta šlapia danga Čirbai. Taip, ir matome jau pilotai pasiruošę ir lekia į trasą, ketvirtasis startinis numeris. Arūnas Petkus yra susitinka su Rabulas Čirba dabar bus vedantysis šio antrojo, jų antrosios kovos antrojo važiavimo. Matome šiek tiek geriau, jau galbūt sekės Rapolui ant kojų mes matome. Kiti Arūnas niek ir nepaleidžia jo, metu, ko galime ir pasidžiaugti. Šaunuoliai abu pilotai pavyko jau sėkmingai, dabar jau antrąjį važiavimą šioje kovoje suvažiuoti sėkmingai. Ilgai teisėjų verdikto laukti nereikėjo. 20-asis startinis numeris Arūnas Petkus keliauja į top 16. Danielius Šidlauskas bus vedantysis. Dabar apsikeitus pozicijomis. Kaip netopai pasiseka Danielių prieš pasistatymo. Galbūt šiek tiek trūko inercijos, norint išvažiuoti į pirmąjį klipų kontą. Tačiau kaip susitvarkingai su tuo susitvarko Lukas Šakalys. Niekur nepaleidžia Danieliaus, tačiau nepavyksta Danielį ištraukti iki galo savo lydo važiavimo ir dėja, nepasiekė vietoje. O dabar trasoje matome Arūną Petkų, kuris susitiko su Airidu Sadausku ir iš tikrųjų matome, kad nepasiseka šiek tiek Airidui. Taip, iš tikrųjų pačios prašiausios turbūt varžyboms situacijos, kai turime besikeičiančią dangą, be perstojo atsirandančius ir dingstančius kritulius. Labai sunku kovotojams tenka kovoti ne tik tarpusavyje, tačiau ir su meteorologija. Ir taip, matome, jau abu pilotai yra apsikeitę pozicijomis ir lekia trasoje. Airidas Sadauskas yra vedantysis ir matome, kad po pirmojo važiavimo stengiasi atsigriebti kiek įmanoma. Na, iš tikrųjų matosi atsigriebė pilotai antrųjų važiavimo abudu. Labai gražus važiavimas. Ir taip, šioje kovoje nugalėjo 20-asis startinis numeris Arūnas Petkus. O dabar jau pilotai yra apsikeitę pozicijomis ir Lukas Šakalys bus vedantysis šio važiavimo. Karolis Bušinskas gaus pasireikšti taip pat šeiso metu. Kaip smagu matyti šią kovą, iš tikrųjų net norėjau leisti ramybėje į ją pažiūrėti. Šaunuoliai, abu pilotai. Čia Arūnas Petkus susitinka su Kasparu Mikėnu. O ir turime šiokį tokį kontaktą. Kasparas Mikėnas remteli Arūnui Petkui į šoną. Na, matosi, Kasparas nenori niekur jo paleisti, ėmėsi iki galo tokių Arūno darbas yra ištaikyti savąją liniją. Labai nirtinga kova, galime pasidžiaugti šiais dviejais kovotojais. Edvinas Andriukevičius bus vedantysis antrojo važiavimo. Gražus pasistaikymas iš Edvino. Bet jau galime matyti, kaip Lukas niekur neleidžia pabėgti Edvinui. Gražiai išpildyta ketvirtoji Klipinzona, bet koks atstumas tarp šių pilotų. Na, iš ties dar viena pavastoni pava. Vėl kiek agresijos pasaulių pilotų Lukas Šakalys dar tapštelna Edvinui į galinės duris.
Gražus pasistatymas pilotų, bet jūs atkreipkite dėmesį nuo pat vėl pirmųjų sekundžių abu pilotai spaudžia ir dar toliau spaudžia. Iš tiesų, kaip gražiai Kasparas Mikėnas tvarkasi su trasos kontūrai. Ir matome Arūnas Petkus iki pat finišo linijos. Na, galime tik pasidžiaugti šių pilotų kova. Ir taip, šioje kovoje nugalėtojas yra 20-asis startinis numeris Arūnas Petkus. Ir taip, žalia šviesa yra duodama šiai kovai, išplėskime akis. Jevgenij Melichov yra vedantysis šios kovos. Na ir vėl sugrįžtame į tą pačią agresiją, galbūt Jevgenij Melichov gauna šiek tiek daugiau drąsos ir pabando šiek tiek pabėgti nuo Arūno. Ir taip, nugalėtojas šioje kovoje yra 20-asis startinis numeris Arūnas Petkus. Ir kągi, akistatoje išsiaiškinti, kasgi antrieji keliauja į didžiuosius ir mažuosius finalus, susitinka Rasmuntas Antanavičius kartu su Luku Žakuliu. Rasmuntas yra vedantysis šio važiavimo. Gražus pasistatymas nuo pat pirmų sekundžių ir vėlgi matome, grįžtame, kad Street lygoje agresijos netrūksta iš tikrųjų. Jūs tik pažiūrėkite, ką šiandieną išdarinėja šie pilotai. Kosmosas iš tikrųjų, kaip tvarkingai abu pilotai. O didžiajam finalui žalia šviesa jau yra duota. Arūnas Petkus yra vedantysis šio važiavimo, Lukas Šakalys yra kaip čiaisė. Ilga diena buvo šiandieną pas mus, tačiau matome, pilotai dar nėra pavargę nuo važiavimų. Iki pat durų matome, Šakalys vejasi Arūną. Ir taip, turime žalią šviesą, pilotai jau yra apsikeitę, Lukas Šakalys vedantysis. Gražus pasistatymas palei pat blokus antrojoje clipping zonoje. Gražus persimetimas ir Arūnas Petkus remiasi į Luko duris. Iš tikrųjų, anomalija, ką išdarinėjo šie pilotai. Na kągi, matau, draugai jau susikabinę. Antrosios vietos nugalėtojas šiandieną Lietuvos drifto čempionato Street lygos trečiajame etape yra Arūnas Petkus! Na turbūt We Are The Champions aš neužgiedosiu, bet pirmosios vietos nugalėtojas yra Lukas Žakalys! Kartelį duoti visiems pilotams šiandieną pasidžiaugkime už kartelį kontrolų, už šį nuostabų. Nugalėtojams pasidžiaugti šiuo nuostabiu podiumu. Antrą vietą, atkamščiau Luką, ko visąlaik norėjau ir visąlaik norėjau tai padaryti top 2, tai gal ir likau antras, bet širdį tai laimėjau, nes pas jį daugiau parašų nei pas mane. Tai va, tai aš tą ir sakiau per kiekvienas varžybas, aš atvažiuoju čia durų daužyti ir parašus dėlioti. Biški per smarkiai buvo padaryta, nu bet kartais galima, gi draugui. Sveiki, sveikučiai, sveikinu su jumis iš Madūnų, iš trečio Lietuvos drifto etapo. Trumpai kaip jums sekėsi šį etapą.
Tai treniruotės buvo ant šlapio, kvalifikacija buvo ant sauso, perėjom ant šaunų sauso šlapio, labai permainingi orai, be galo daug stiprių iššūkių. Tikrai teko padirbti iš priekies, kad padėtis automobilius, kad būčiau, kur reikia su tuo automobiliu savo. Bet mes tai padarėme, pasiekėme finalą ir didžiausias turbūt džiaugsmas, kad laimėjau pirmą vietą šį etapą, o dar didesnis džiaugsmas tai, kad mes kartu su savo komandos nariu Arūnu Petku, OVT Drift Team, buvome finale ir kovojame dėl pirmos vietos. Šįkart man pasisekė, bet tikiu, kad su Arūnu dar turėsime revanšą.